Šalia manęs jautrus, gražus ir labai įdomus žmogus Julija. Tai Julija, ačiū labai, kad atvykai. Džiaugiuosi, kad esi Holos sveikatingumo studijos komandos narė. Ir mes iš tikrųjų ką tik po dirbtuvių, ne? Įpuolėm į šitą podcastą su mintimi truputį pasikalbėti apie tave, šiek tiek apie sveikatą, labiau liečiant tą maisto tematiką, kaip tas maistas mus įtakoja, nes esi pasakius kažkada, kad maistas įtakoja ir mūsų nuotaiką, ne? Taip kaip mes maitinamės, įtakoja mūsų nuotaiką. Tai man labai patiko šis tavo pasakymas. Ir šiandien iš tikrųjų dirbtuvių metu tą pajutau po tavo salotų, iš karto šypsena veide, žinai, atsirado. Tai va, esi pilnos struktūros, augalinės mitybos virtuvės šefė. Labai ilgas, atrodo, super sudėtingas pavadinimas, bet kaip tu sakai, kad viskas gyvenime vyksta labai paprastai, tai apie tai truputį ir pakalbėsim. O dabar keliaujam į priešistorę, gerai? Taip. Kaip tu atėjai iki tos augalinės mitybos, ar tau teko išbandyti klasikinę lietuvišką virtuvę ir jeigu teko, kai tu jos atsisakei, ar tai įtakojo kažkokie sveikatos sutrikimai, ar religiniai kažkokie tai dalykai, tai vat labai įdomu, papasakok. Ačiū labai, Giedrė, už klausimą. Viskas gyvenime, ko gero, vyko natūraliai, kažkaip organiškai, nes nuo paauglystės gan jautriai tas maistas įtakojo mano kūną, bet aišku, tą aš pradėjau jau giliau suprast su laiku, studijuojant ir sportuojant ir taip toliau. Bet be abejo, mano vaikystės maistas tai buvo labai panašus kaip eilinio lietuvio ir su močiutės kotletais, ir su bulvių košė ir minimalių kiekių, ko gero, kažkokių daržovių, kaip aš dabar suprantu. Tada atrodė, kad viskas yra norma, yra agurkai, pomidorai, ir jau kažkokios salotos, jau salotas ir lygtais nieko netrūksta, bet palyginus su tuo, kiek dabar įvairovės yra mūsų virtuviai, tai be abejo, tai buvo tiesiog papuošimas lėkštėje. Tai natūraliai, kaip minėjau, transformacija vyko, nors mano profesija ne iš karto buvo susijusi su sveikatinimu, ne iš karto buvo susijusi konkrečiai su maisto gaminimo. Ir net negalėjau iš tikrųjų pagalvoti, kad kažkada tai aš gaminsiu, vesiu kažkokias dirbtuves. Labiau mane traukia judėti, sportuoti, buvo šokiai, buvo jogos labai daug mano gyvenime. Ir intensyvus, aišku, darbas, kuris nesusijęs tiesiogiai su sportu, buvo labiau su menais. Tai tiesiog taip žingsnis po žingsnelio transformacija įvyko. Bet paragavus aš esu ir cepelinų, ir koldūnų, ir visko. Ir kame buvo? Ar tu tiesiog atradai, kad tau netinka ta klasikinė virtuvė, ten mėsos, pieno produktai, tai parodė sveikata, ar tiesiog? Taip, absoliučiai taip ir buvo, kad aš pradėjau eliminuoti. Kažkur po mokyklos, ko gero 19 metų. Ar vyko kažkas, reakcijos kažkokios? Taip. Pirmą aš norėjau, kaip ir visos mergaitės, jauna moteris, biškį numest svorį. Baigiau mokyklos, studijos. Galvoju, aš išeinu viena gyvent, jau močiutė piragų jau nebekepa, o jau nuo tų piragų svoris buvo tikrai šiek tiek didesnis. Ir žandukai ir viskas. Ir galvoju, kaip čia padaryti. Ir tiesiog pirmiausia, aš atsisakiau visų pirktinių padažų ir batonų, tų baltų miltų. Ir aš pastebėjau, kad mano oda labai išsivalė, kad staigiai krito vien tik, atrodo, tokių kelių produktų eliminavimas iš mitybos, krito iš karto svoris. Ir įdomiausia, kad jisai sustojo kažkokiam taške, tokiam geram. Ir aš tiesiog supratau, kad energijos daugiau, nėra to mieguistumo. Pradėjau kažką, aišku, gaminti jau pati gyvendama viena ir eksperimentuotoj virtuvėje įtraukti kažkokių kitų patiekalų nepanašių į tuos, kurie buvo mūsų. O kur rasdavo idėjų? Tiesiog internete? Kažkaip internete ieškodavau, žurnalai gal labiau būdavo ar ne kažkokie. Taip pat netikėtai darbe pasitari su kolegom, kas ką daro. Ir Lietuvoje jau tuo metu Vilniui atsirado pirmos vegetariškos virtuvės kavinės. Kurie čia metai maždaug gal tu atsimeni?
Jo, aš manau, kad tai buvo, prieš kokių 20 metų. Prieš 20 metų. Nes vat ir klausytojai gal žinai Taip, prieš 20 metų ir aš dažnai per dirbtuvės irgi atgal grįžtu į tą laikotarpį, su kuo ar prisimena tos laikus, kai atsirado pirmieji tokie labiau indiškos, gal šiek tiek ar ne, virtuvės vegetarinė, jurvediniai dabar vadinasi tie restoranai, kad tenais buvo vairūs troškiniai ir mums tai buvo naujiena, nes labai daug skonio, naujų kažkokių prieskonių nematytų. Tai vat, ko gero, tai buvo pirmieji tokie žingsneliai, tačiau ir tas maistas iki galo manęs netenkino, nes nesijaučiau aš sočiai, tiesiog. Norėjusi dar kažko ant viršaus. Kažko trūksta dar, ne? Jo, kažko tarsi trūksta. Tai vat ieškojau pati tiesiog intuityviai, kas man tinka, jeigu aš gyvenu aktyviai, dirbu daug ir dar noriu nueiti kažkur tai vis tiek į diskoteką ir taip gerai jaustis ir dar studijos ir viskas kartu. Tai, žodžiu, taip, va tokie žalieji kokteiliai, kažkokie tokie dalykai, paieškos, viskas tuo laiku ir pradėjo tik tai atsirasti. Atsirasti Lietuvos rinkoje. Taip. Nes studijavai interjero dizainą, lyg taip. Taip. Ir vat, tolimesnis mano klausimas būtų, kaip iš interjero dizainerės tapai virtuvės šefė. Ir šiandien tikrai ir vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio. Ir labai plačiai žinoma, taip, tai truputį irgi papasakok. Oi, netikėti, iš tikrųjų gyvenimo mano posūkiai yra norma. Aš jau pastebėjau, kad tai yra tokia, kaip ir mano stilius, matyt, toks, kad aš ruošiuosi kažkam ilgai bręstų ir tada šoku staigiai į kažkokią tai veiklą, tačiau taip atrodo gal iš šono tas staigus. Viduje aš visą laiką einu tą kelionę ir viskas prasidėjo nuo tikriausiai fizinio aktyvumo, tai vat jogos, kažkokio dvasinio, šiek tiek supratimo gilesnio, kas yra žmogus, kaip jį veikia aplinka, kaip veikia maistas, daugiau skaitai, daugiau domiesi. Ir jau darbe aš pradėjau taip propaguoti kažkaip tą sveikesnę mitybą, buvau atsisakius jau po kiek metų atsisakius gyvulinės kilmės produktų, tiesiog iš tokių bandymų, be jokių gilesnių fiziologinių žinių, kad vat jaučiuosi geriau ir tada plečiu tą akiratį savo savarankiškai, vis bandydama iš kažkur, iš knygų pasisemti tų žinių, kad ir kažkaip kaip pavyksta. Kažkas internete, kažkas knygoje, kažkur blogė, kokiam perskaitai, kaip ir daugumo žmonių, ko gero. Taip, ieško. Tai vat per tos eksperimentus aš pajutau, kad man šiaip toj srity yra labai įdomu ir man pasirodė jinai beribė tokia. Ir labai plati, kad, ne tik sportas, ne tik lankstus kūnas, bet ir protas labai paveikiamas yra tos, ar ne, dalies. Ir kad ir per maistą ateina energija, kai sveikai valgai, arba atvirkščiai, kai sportuoji, nori ir geriau valgyti. Ir viskas tai yra apie vieną ir tą pačią istoriją, apie mano gerą savijautą, mano požiūrį į gyvenimą. Ir aš labai norėjau, dar nežinodama, kur nuvestas kelias, eit tą kryptim. Kur, kaip, aš nežinojau. Ir matyt, aš tiek daug galvojau apie tai, kad norėčiau labiau plėst savo žinias. Ir ypač, kai gimė vaikas, atsirado tas laikotarpis galbūt tokio natūralaus buvimo ilgiau namuose, kur tu gali pasinerti kažkokią temą giliau. Mažiau aš dirbau jau tuo laiku su interjeru ir jau natūraliai jau ta transformacija manyje jautėsi, kad aš jau kažkur į tą pusę. Ir per tą laikotarpį, kol su vaiku, aš po truputį domėjausi giliau maisto gaminimu, kaip tą vaiką sveikesnį, taip sveikiau maitinti. Čia visų mamų turbūt. Jo, ir tada aš tikrai atsisakiau visų konservuotų tų produktų, pavadinkim ten vaikiškų tutelėse, indeliuose. Ir galvoju, kadangi aš jau turiu to laiko, tai bent tos pirmus 2 metus aš bandysiu gaminti jam maistelį. Tai per nėštumą labai prisižiūrėdavau ir tiesiau tą kelionę su vaiku. Tai tikrai nebuvo kažkokio ten, veganiškų patiekalų, tai buvo įvairovė.
Taip. Bet bazė vis tiek buvo pastatyta intuityviai vėlgi ant daržovių įvairovės, vaisių įvairovės, uogų įvairovės, sėklų kažkokių. Vis ragaut tam vaikui duoti ir savo irgi plėsti. Tai ko gero, va, toks buvo perėjimas, toks tranzitinis, jo. Ir kuo daugiau aš skaitydavau įvairių straipsnių, to daugiau mano gyvenime atsirasdavo kažkaip pakeleivių, kaip aš sakau, naujos pažintis. Ir taip įdomu, kad tos pažintis, jos tarsi, nu, vat, netyčia. Žmogus irgi to domisi. Jisai gal net ir veikloje toj kažkoj dalyvauja. Ir tu tada iš jo pasisemi tos vat, energijos, žinių ir prasmės galbūt matymo toj veikloj. Ir man vis labiau aš jausdavau, kad tą baimę pradėti iš naujo, jinai nudingsta. Nepabandysi, nesužinosi, aš vis savo kartodavau. Smagu, nes tam reikia drąsos pradėti iš naujo. Ypač, žinai, žmonėsgi labai būna prisirišę prie darbų, prie aplinkos. Bijo dėti tą žingsnį. Tai labai tiesą sakant, tas prisirišimas man buvo visada ir yra iš tikrųjų toks gal bruožas išugdytas kažkoks manyje, kad man baisiau yra stagnacija negu šuolį padaryti į tamsą. Į nežinomybę. Aš jaučiuosi labai nejaukiai ir nesaugiai, kai man viskas yra aišku ir aš darau tą patį per tą patį. Neįdomu gyventi, ne? Ir neįdomu ir tada man atrodo, kad kažkas čia negerai, kažkoks nerimas apima. Tai va tas šuolis, kaip aš sakau, kaip subandžiai, kaip ir tu matai perspektyvą, nu ten yra pačio vanduo, žemė, nežinau, kas ten bebūtų, tu supranti, kad nebedugne. Bet tas šuolis, aišku, jisai yra toks labai užkuriantis geros energijos daug iš tikrųjų. Ir baimės, bet to pačiu ir to smalsumo, tai ko gero, be to smalsumo man būtų be galo nuobodu gyventi. Ir dėl to aš kažkaip lengvai neriu į naujus projektus, naujus darbus, nes o ką tu žinai? Kaip ir mesgi susipažinom, viena kitos niekada nežinojome, taip, ir 1-2 ir gimė projektas Holos. Taip, tai aš toliau tavęs norėčiau paklausti, nes labai daug yra sklandančių mitų, kad augalinė mityba, veganiška, vegetariška, žaliavalgiška. Tai gal tu truputį galėtum padetalizuoti, kuo būtent pilnos struktūros augalinė mityba, kas tai apskritai yra? Augalinio pagrindo. Taip. Ir kuo jis skiriasi nuo, tarkim, žaliavalgiškos mitybos ar veganiškos mitybos? Daug labai įvairių tokių. O įvairių dabar tikrai, tu pavadinkim dietų, nes reikia suprasti, kad dieta tai yra, iš esmės anglų kalboje reiškia žodis mitybos būdas. Tai nereiškia, kad aš save kažkur ribot turiu. Taip. Tai vat angliškai skamba, ar ne, whole food plant-based diet, tai vat kaip ir mityba, tai kuo aš užsiemu, tai yra platesnis suvokimas, ne kai mes kažko atsisakom ar save ribojam, bet ką mes įtraukiam. Taip. Maksimaliai į savo lėkštę. Būtent dėl to, kad tai nėra griežtų apribojimų ir žmogus kaip sakyt, apribotas yra visiškai nuo kažkokio tai produkto vieno ar kito, mane žavi. Tai reiškia, kad man yra aišku, kad reikia padidinti lėkštėje, sakykime, paprastai dabar, ne, daržovių įvairovę. Bet kokių, šviežių, keptų įvairių. Tiesiog augalinės kilmės produktų reikia padidinti. Tai reiškia ką? Kad automatiškai kažkas pasitraukia. O tas kažkas, 98% būna, perdirbti, nelabai su sveikata, siejami kažkokie produktai. Ar tai pusfabrikačiai, ar tai, sakykime, dešrelės. Irgi, ar ne, mėsos gaminiai įvairūs. Ką dar lietuviai valgo? Kažkokie tokie galbūt bulvių patiekalai, cepelinai įvairūs ir taip toliau. Taip. Tai reiškia, kad aš esu priverstas, bet taip neįkyriai patraukti iš tos lėkštės tą turinį ir padidinti tai, kas man suteiks tokį buferinį efektą kūnui. Ir kas yra įdomu,
kad, kaip aš mėgstu sakyti, be jokio moralizavimo tokio gilaus, žmogus savarankiškai pajutęs tą efektą nuo tiesiog didesnio kiekio gerų produktų savo lėkštėje, pasijaučia taip gerai, kad žingsnis po žingsnelio, dažniausiai, kad ir pakankamai greitai mėnesio eigoje, jau jisai ir nebenori, sako, aš sotus, aš jaučiuosi gerai, energijos kiekis padidėjo, mano nuotaika pagerėjo, nu tai ir kaip ir nieko nereikia įrodinėti. Taip, atrodo kaip paprasta. Taip, ir tada mums lieka kas? Pasirūpinti, kad žmogus ir nesustotų. Ir šituo momentu ateina praktinė dalis. Reiškia, kaip gaminti tą maistą. Taip. Kaip jį taip pateikti skaniai, kad jis tau neatsibostų. O tos praktinės dalies yra įvairiausių technikų. Nuo žalio, sakykime, maisto iki virto, iki kepto, taigi tus apdorojimo technologijų yra įvairių virtuviai, profesionalioje ir namuose mes taikom tą patį. Tai čia yra tik vienas bet, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ruošiant augalinės, reiškia, kilmės maistą, kad jo tiesiog nesugadint. Tai vad grįžtant prie Kaip jo nesugadinti? Taip, tai vad grįžtant prie 20 metų atgal, kur aš paminėjau, kad trūko to sotumo ir to sotumo maiste, tai ten maistas koks buvo, nu jis buvo pertroškintas. Tai reiškia, aš valgau kažkokį tai, nu tokį vientisą skonį, kur aš neatskiriu, ar tai morka, jeigu užsimerksiu, ar tai bulvė, ar tai dar kažkas. Viską užgožia labai stiprus prieskoniai ir viskas yra vienos tekstūros. Ir tos vertės kaip ir nelabai. Taip, ir tos vertės jau nebėra maiste, nes ne tas pats cukinė virti valandą yra, žinai, bulvė, nu jos visiškai pasikeičia struktūra. Cukinė gali būti ir žalia valgoma atvirkščiai nuo bulvės, ar ne? Taip. Tai vat, ką aš ir noriu paminėti, tai yra svarbiausia nesugadinti to gero maisto. Ir dėl to aš ir nesakau, kad žaliavalgiškai niekas, ypač kad žmonės sako, dar painioja žaliavalgiškai, tai kai mes maistą apdorojam iki tik tais 37 laipsnių. Tai čia yra žaliavalgystė. Taip. Reiškia raw angliškai. Tai tokio dalyko mes kaip ir net nekalbam ir nepropaguojam, nes ypač Lietuvos, man taip atrodo, sąlygose labai sunku pastovi valgyti šaltą arba labai tokį vėsų. Po to labai atsiliepia turbūt ir emocijos. Jo, ir tiesiog, nu, žmogus turi labai daug turėti įgūdžių visų pirma, kaip padaryti skaniai tą žaliavalgišką patiekalą, nes vis tiek vieną dieną vien salotas, kad ir skirtingų daržovių atsibos valgyti. Tai aišku, tai virtuvė jinai yra nuostabi, irgi ten yra ką atras, bet tam reikia vėl darbo, žinių, vėl studijuoti, ką aš irgi dariau, bet aš tą miksuoju. Tai va čia mes darom tokį gerą miksą. Veganišką, vat, kaip tu paminėjai, mes nenaudojam, nes niekaip su to nėra susiję. Kad ir neturiu aš savo virtuviai gyvulinės kilmės asmeniškai produktų, jų nevartoju dėl tam tikrų priežasčių, ar ne, mano žinių jau bagažo ir taip toliau, bet niekada nesakau žmogui, kad tu privalai atsisakyti. Svarbu, kad dominuotų tavo lėkštėje. Gali, atsiprašau, Petrauksiu, gali žmogus kaip ir save vadinti, kad aš praktikuoju ten pilnos struktūros augalinę mitybą. Jeigu 90% lėkštės turinio sudaro augaliniai produktai, bet tarkim 10, kiaušinį gal mėgsta, ar ten žuvies, gabalėlis. Tai turbūt, kad daržovė yra ne papuošimas lėkštėje. Daržovė yra tavo didžiąją dalį. Mes kalbam tik apie daržovės, bet mes turim suprasti, kad tai yra tokia milžiniška įvairovė, tai yra visos kruopos, o jų vien kiek. Tai yra ankštinės daržovės, vien jų kiek. Tai yra labai labai didelis pasirinkimas ir niekas nesako atsisakyk duonos, ar ne? Duonos yra nuostabios dabar raugo, tai mes dar galim kalbėti apie tas gerasias bakterijas, ar ne? Žarnyno. Dėl ko būtent raugo duona, taip? Raugo duona natūralaus, ar ne? Taip pat ir makaronai kažkokie paimkim, tai jie gali būti pilno grūdo, tiesiog reikia žiūrėti tą sudėtį.
Ir Nes gimitas nebūtina sako, atsisakyt. negaliu, sako, noriu nevalgyti makaronų, nes makaronai Atseit ten stora pusė, jo. Bet tai yra kas? Bet yra Tai yra mitas. paprasti angliavandeniai iš baltų miltų. Bet jeigu mes kalbam apie pilnos struktūros, vat kas yra svarbu tam pavadinime, augalinio pagrindo pilnos struktūros mityba. Tai reiškia struktūrą mes bandom maksimaliai išsaugoti. Nu kaip pavyzdys, kad būtų vat klausytojams aišku. Taip. Tai papriką paimkim. Aš ją galiu valgyti žalią, galiu ją valgyti apdorotą. Dažnai labai, jeigu troškinu arba į sriubą, tai jau taip, kad jinai jau į pliurzą pavirsta, ar ne? Arba būna jau tokia jau gerokai pakepta. Tai mes palikti stengiamės, nu vat kaip aš studijavau Amerikoje šefo tas kursus, mokymus, tai mes stengiamės palikti tokį tarsi al dente. Nu vat kaip yra italai, ar ne? Makaronus sako al dente. Aha. Tai ir čia turi likti ir sultis, ir tekstūra, ir spalva. Tai reiškia, ir truputį skonis. nedavirta ir Negalima taip sakyti, supranti, nes jinai iš tikrųjų yra ir davirta, ir dakemta, ir viskas su ta paprika. Bet lieka ta pilna struktūra, vadinasi. Taip, aš jaučiu, ką aš valgau. Ir dirbant jau daug metų su žmonėm ir privačiais klientais, ne aš sugalvojau, o jie man pasakė, pasidalino, kad pirmą, ką pajutau, valgant, tarkim, troškinį ar sriubą, gaminant kartu, kad aš suprantu, kiekvieną ingredientą atpažįstu tam maiste. Ir man buvo tas wow momentas geras, čia net aš taip nesugalvočiau. Pasakytos žmogus man pats atliepia, sako, žinai, aš tokios patirties, aš matyt jau pripratus jos jaus. Taip. O kitam žmogui tai yra kaip stebuklas, ir atradimas, sako, valgau sriubą ir suprantu, va čia vat tas burokėlis, va čia vat kažkokia bulė, va čia žirnelis. Ir tu jauti ir sultinį, ir kiekvieną ingredientą, ir tau nieko netrūksta, ir visi skoniai gražiai apsijungia toj visumoj. Tai, ir kaip tie skoniai vadinasi? Nu, kaip apsijungia viskas? Umami? Umami tai čia yra vienas skonis iš tų 5, žinai, jisai gavo jau kaip pavadinimą savo. Umami tai reiškia jaukus, ar ne, toks žemiškas skonis. Nes čia dirbtuvėse man buvo tas naujas pavadinimas. Mes mokėmės sūrų, saldų ten, ar ne, rūgštų ir tas umami. Tai umami tai dažniausiai turi kokie produktai? Sojas, sakykime, padažas, grybai. Nu, va tai, kas labai ryšku ir suteikia tą komfort. Maistas komfortinis, ar ne, turi va tą skonį. Tai ypač ramenai kokie, ką mes galim tą jaukį pavadinti. Tai vat miso pasta irgi priskiriama yra prie umami turinčio produkto skonį. Tai mes naudojam virtuvėje tos skonius tikrai ir tas suteikia ir komforto, jaukumą, nes dažniausiai žmogus galvoja, pirmas įspūdis, jeigu man teks valgyti daug augalinio maisto, vėlgi pasikartosi, tai ne tik daržovės, bet ir integruojam daug įvairovės kruopų ir ankštinių. Taip, tai bus nuobodu ir be skonio. Tai yra tik tais mūsų neišprusimas ir neturėjimas tokios patirties. Bet kai tik mes prisiliečiam per dirbtuvės, šičia virtuviai, prie gaminimo, prie kūrimo to padažų skonių, prie teisingo paruošimo pačios daržovės, kad jos nesugadint, tai mes atrandam labai daug skonių derinių. Tai vėlgi yra pačių žmonių atsiliepimai, nes tikrai daug mes klausinėjom jų įspūdžių po dirbtuvių, pasidalinkit, kas buvo nauja, o ne atraskit čia tas. Nu, aš niekada iš tikrųjų pastebėjau, nesakau, žiūrėkit, kaip čia skanu, arba žiūrėkit, kaip čia saldu ar rūgštu. Žmonės yra kviečiami pasidalinti. Taip. Ir tai, ką aš perpasakoju, yra jų emocijos, jų pasidalinimai. Nes aš ir norėjau tavęs klausti, Julija, mes Holos sveikatingumo studijai iš tikrųjų atliekam švietėjišką veiklą ir gana aktyviai dirbame šiuo klausimu. Ir prie to tu labai stipriai prisidedi, tai dar kartelį ačiū tau. Ir ką reiškia tau tas dalinimasis? Perduoti žinias ir kaip žmonės, kad ir šiandien, kiek daug išėjo 24 žmonės. Didelėm degančiom akim, kad oho, žinai, keisiu spintelės turinį, šaldytuvo turinį, žinai. Aš ir pati, ačiū tau dar kartelį, nes dabar mano šaldytuvas žaliuoja. Aš anksčiaugi nežinojau, kad petražolę paimu po 2 dienų ir jau nuvytusi, o dabar ją įmerkiu kaip į vazą gėlę, kad įmerkčiau ir gali savaitę laiko išbūti ir produkto nereikia išmesti.
Tai va, tai Nu, čia yra viskas, žinai, kad tu sakai, yra santykis. apie tą ryšį tokį. Taip, taip, absoliučiai, tai yra santykis su maistu. Iš tikrųjų, mes nieko, taip filosofiškai pasakysiu, net nuoširdžiai, apart santykių mes nieko ir neturim. Man taip atrodo gyvenime. Taip. Mes visur kuriam tą santykį su kažkuo, su žmogum, su maistu taip pat, su kažkokia veikla. Tai yra mūsų santykis, tai yra ryšys. Ir dėl to, matyt, aš nelabai galvoju, kad aš einu veikti kažkokį švietėjišką, kaip tu sakai, veiklą. Aš einu pasidalinti savo aistrą, pasidalinti tuo, kas man atrodo įdomu, kas mane džiugina ir už ką aš galiu padėkoti, kas rytą atsikėlus. Tiesiog, nežinau, sakykim, ten visatai, ar savo, ar aplinkybėms. Aš esu labai dėkinga žmonėm, kurie buvo toj kelioniai kartu, iš kurių aš turėjau progą mokytis, kurie mane įkvėpė. Ir tai kartais atrodo, gal net žmogus visai ne iš tos veiklos, bet prisilietimas jo mano gyvenime tapo lemtingas. Tai kas liečia tą pasidalinimą, tai toks yra organiškas ir tarsi, tai tas pats, ar būtų žmonės, ar jų nebūtų, aš vis tiek tą daryčiau. Aš kartais savęs paklausiu, sąžiningai, ar tu darytum tą patį, jeigu būtų mažiau žmonių, ateitų 3. Taip. Ir daryčiau, nes tiesiog tai yra smagu. Tai yra tai, ką aš darau namuose ir darbe ir viskas persipina natūraliai. Žmonės tai labai jaučia, taip, nes visadagi pilnos grupės ir kiti net su priekaištais pas jūs niekada negalima pakliūti, sako, žinai. Tai jo, labai jaučia tą tavo nuoširdumą, tokį gėrį, atsidavimą. Ir turbūt todėl ir nukrypai iš vienos specialybės į kitą, nes pajautai, kad čia gali labiausiai ir save atskleisti, ko gero. Taip. Iš kitos pusės galima pagalvoti, kad mes keičiam tas profesijas, bet jeigu giliau šiek tiek nert, tai tu supranti, kad estetikos, tas pašaukimas tiesiog grožiui, su kuriuo tu gimėjai, tai jis gali būti visur. Aš galiu būti ir interjero dizaineris, ir maisto architektas, kaip sakant, ir maisto dizaineris, nes ta estetika jinai nemažiau svarbi, ta meilė kūrybai ir per kokį šaltinį tą kūrybą, kaip aš sakau, išeis, tai veiklų yra labai daug. Galbūt, nežinau, gal yra ir kūrybiškų traktoristų. Tai aš manau, kad čia absoliučiai ne apie tai. Kūryba, jeigu jinai yra tavyje, tai jinai skverbėsi per visas veiklas. Per visas veiklas, absoliučiai nesvarbu kokias veiklas. Dėl to aš nesijaučiau, kad aš, buvau chirurgu ir tapau traktoristu. Ir tai nieko baisaus. Taip nusprendžiau. Tikrai. Bet mano atveju, aš manau, kad ta kūryba, jinai tiesiog plačiai išsiplėtė ir maistą galbūt. Nes tavo kiekvienas patiekalas yra kaip kūrinys, menas lėkštėje, paveikslas. Jo, ir aš visada kviečiu žmonės skirti šiek tiek laiko tam turiniui, papuošti, kažkaip pateikti, nes pirmas žvilgsnis į lėkštę turėtų tau sukelt šypseną. Taip, tai čia turbūt galim ir apie tas emocijas gal labai trumpai pašnekėti, kad maistas įtakoja mūsų nuotaiką. Jo. Ar truputį plačiau šitoj? Galima ne tik temai. Vizualiai. Taip. Teisingai, ką mes palietėm, kad tiesiog gražu ir aš šypsausi, kai aš žiūriu į lėkštės, atidarau šaldytuvą, kaip tu paminėjai, šiek tiek grįšiu. O ten yra sudėliotas maistas, nes mes tą irgi daug akcentuojam. Teisingai per dirbtuvę, kaip sudėliotas lentynos, tvarka, kodėl, kam. Čia irgi yra apsidalis tame. Iš tikrųjų, kad tai paspartina procesus pokyčių ir įkvepia žmonės daugiau naudoti įvairių produktų. Bet grįžtant prie pagrindinio tavo klausimo, į mūsų jau senai aš perskaičiau tokius jau ne vieną tyrimą apie tai, kad mūsų psichika maistas irgi veikia. O kalbant labai aiškia žmonių kalba, galima tiesiog per žarnyną pažiūrėti.
Tai jeigu mes turim mikrobiotą, apie kurią dabar labai daug pasako, įvairių nuostabių mokslininkų ir užsienį, ir atveža tą žinias į Lietuvą. Ir daug labai mums sako, kad žiūrėkit, mūsų mikrobiota tai yra visas pasaulis mumise. Tai užima didžiausią dalį mūsų kūne, mūsų ar ne mikrobiota. Tai reiškia, kad tai, kaip mes maitinsime mūsų mikrobiotą, tiesiogiai įtakos mūsų net ir laimės hormonų. Serotonino gamyba. Ir jinai vyksta žarnyne. 95%. O aš kartais galvoju, gal ir daugiau, bet paskutinės buvo panašios, tokie skaičiai. Nuo praeitų metų buvo Amerikoje. Ten gydytojų, žodžiu, toks didelis renginys, samitas, ir ten dalinasi jie savo, reiškia, atradimais, visais paskutiniam aktualiom. Tai žarnynas, žodžiu, yra viskas. Taip. Ir tai, kas ten gyvena, turi būti pamaitinta tinkamai. Ir jeigu mūsų visos gerosios bakterijos dauginasi laimingos, tai mūsų nuotaika pagerėja, mes jaučiamės puikiai, mes šypsomės ir iš tikrųjų psichologiškai esam ištvermingesni. Taip. Tai be abejo, tai problemų išgyvenimo nepašalina. Reikia labai pagalvoti, ką dedame į burną, kiek užkandžiaujame turbūt, nes žinai, kai būna žmonės sako, aš sveikai maitinuosi, bet kai pažiūri, ką per dieną suvalgo ir kiek, ane, kartais ir kiekvienas. Kartais net ir gali pažymėti, nes mes kai kurios dalykus darom automatiškai ir nepastebim, kiek kavos išgeriam ar ne, tarkim. Sako, nedaug. Kas nėra blogai, bet turiu omeny, kad kartais pastebėt, gal iš tikrųjų net tiek tu ir gerų dalykų valgai, gal visgi tų užkandžių pereina tokių, kur tu automatiškai suvalgy. Tai vieną batonėlį, tai kitą, ypač kai dabar lentynuose yra gausa sveikuoliškų visokių batonėlių, apvirti sudėti, o ten nei vieno pažįstamo žodžio nėra. Tai iš ko tas batonėlis pagamintas, o parašyta eko, bio, ten belė koks, ten batonėlis sveikas, žinai, o ten nieko nėra. Tai mes ir savo klausytojus taip pat galim paraginti, skaityti sudėtį kiekvieno produkto. Dėja, tai yra mūsų realybė. Kažkas pasakys, o Dieve, taigi čia tiek darbo, aš turiu skaityti. Investicija yra labai trumpas laikas, kurį mes įdedame parduotuvėje prie lentynos, kad nereiktų po to mokėti sveikatos sąskaitą. Būtent. Ir tai nėra, būtent didžiausia sąskaita bus už gydytojų paslaugas. Tikrai ne už maistą. Ir po to nuo vienų durų prie kitų durų ir vis kažkaip tais nerandi atsakymo. O kartais tikrai atsakymas lėkštėje slypi. Taip. Ir tas pačias etiketės yra, galima mokytis jas skaityti, aišku, yra tų pilna visokių blogų, bet aš vadovaujuos labai paprasta taisyklė. Jeigu aš nesuprantu, kas parašyta etiketėj, tai mano kūnas irgi nesupras. Turbūt ir neperka. Ir aš atidedu. Labai aiškus ant morkos rašyt, kad veganiška nereikia. Teisingai, mes visi suprantam, kad tai yra daržovė. Bet dabar tas žodis, jisai visur ir žmogus kažkodėl pradėjo sieti tai su sveikatinimu, o atversk sudėti tų ale kotletų iš daržovių ir ten nieko gyvo nėra. Tai vėlgi aš noriu pakviesti susimastyti, brangieji, kad augalinis produktas šaldytuve, parduotuvėse dar nereiškia sveikas. Svarbiausias įgūdis, kurio mes turim išmokti, yra tiesiog prisimti atsakomybę už savo lėkštės turinį ir banaliausius kažkokius tai dalykus išmokti. Teisingai išvirt kruopas, teisingai paruošti daržovės, keletą padažų ir volia. Ir tu jau turi iš tikrųjų pakankamai didelį bagažą žinių, kad pasidaryt pačiam savo pusryčius, o nevalgyt kažkur tai nežinia ką ir vakarienę namuose, tarkim. Kažkokias taisyklės. Išsiugdyti įgūdį, kas buvo anksčiau visai norma. O mes tą pametėm. Kodėl, ne? Pametėm kažkodėl. Kad taip, būtent. Yra atsikalbinėjimų, atsiprašau, bet man taip skamba, kad taigi negalima valgyti pašildytą maistą. Tai čia kiekvieną kartą reikia šviežiai. Brangieji. Jeigu rinktis tarp McDonald's ir pašildytų barščių namuose, vienareikšmiškai tai bus geriau jūsų kūnui, negu kažkur tai batonėlis prabėgom su kava arba fast foodas. Tiesiog žiūrėkim realistiškai, paprastai. Nes aš
Tavęs norėjau dar ir paprašyti, kad gal kažką galėtum palinkėti ar patarti klausytojui. Koks, ar pavyzdžiui, koks yra tas tavo sveikos gyvensenos receptas? Gal kažkas tai galėtų pritaikyti ir savo? Taip, aš turiu vieną tokią, kaip sakyt, taisyklę, kalbant apie mitybą, tai pusryčiai visada namuose ir jie yra mano dienos užtaisas, energijos, džiaugsmo ir laiko su šeima, su vyru kartu. Tai va tas pusryčių ritualas. Aš tikrai stengiuosi visada pavalgyti namuose, paruošti pusryčius, kad jie būtų maistingi, kad būtų sotus ir kad jeigu aš tokiam tempe nespėsiu pietų pavalgyti, tai pasirūpinti kažkokiu užkandžiu, tarkim, uogomis su savim ar daržovėmis. Žodžiu, datempt iki to laiko, kada aš grįšiu namo ir galėsiu paruošti, kad ir kažkokią tai paprastą vakarienę, kurią dažniausiai sudaro arba ankštinės daržovės su daržovėmis, salotomis ir taip toliau, arba kad ir ta pati pasta pilna grūdė su kažkokiais padažais įvairiais. Aš neskiriu labai daug laiko gaminimui, visų pirma, be jokios abejonės. Pasakys klausytojai, nu taigi tu profesionalus šefas, tau viskas lengva ir greita. Bet noriu toks pats žmogus? Aš toks pats žmogus, kuris ėjo tą patį kelią kaip ir jūs. Ir pavyko, ir nepavyko, ir buvo visko. Ir skaniai, ir neskaniai gaudavosi. Bet tai vis tiek tapo įgūdžiu. Ir tą bagažėlį aš nešu. Ir maistas pagaminamas per 20 minučių, pusvalandis maksimum. Nes iš esmės, pagalvokim logiškai, jeigu tu nenori jo pertruškinti, tai neužtruksi. Taip. Ir iš tikrųjų paruošus iš anksto, ką mes dažnai mokinam mūsų mokykloje, ar ne, beje, tai yra pirma mokykla, galima pasakyti. Whole Food Plant-Based School yra visiškai Lietuvoje tokio dalyko nėra, tai mes esame absoliučiai pirmi, kas mokino tokių įgūdžių, ne tik gaminimo, bet ir kaip padaryti paruoštukus į priekį, ką reikia turėti šaldytuve, kuom pasirūpinti, kad atliekus namo, pavyzdžiui, neturint laiko daug gaminti, gal pietų pertraukai, tu galėtum konstruktorių tą sukurti ir greitai sumest produktus į labai maistingą, nuostabų patiekalą. Bet tai yra skirti laiko, šiek tiek turėti kantrybės. Taip. Ir tie pokyčiai vyksta, kaip ir tu sakai, ir mūsų grupės nariai, kai kurie net nepraleido nei vienos pamokos. Taip, yra tokių. O žinai, kas smagiausia, kad žmonės pas mus ateina nežinodami, ką mes gaminsim. Nes kaip aš ir sakau, kad tai yra ne apie receptą, o tiesiog apie pabuvimą, apie emociją ir aišku, apie žinias, kurias mes gaunam. Tai ačiū tau labai, Julija, buvo labai smagu trumpai pasikalbėti ir iki kitų kartų.